patikėkit, va ta dabar tema, kurią kalbėsiu, aš neturiu tokio nuogastavimą, gali būti jums per sunkiai jinai. Todėl, kad čia netgi teologiją studijuojantiems yra tokia kieta vieta. Čia yra toks, kietas riešutėlis ir čia aš vien tik tai schemą truputėlį jums papaišysiu, čia pamatysit, apie ką mes čia šnekėsim, kad mes galėtumėm bent jau susistruktūrizuoti. Turiu tokį nuogastavimą, bet manau, mes paskui vis tiek turėsim galimybę šnekėti ir tada jau galėsim įsišnekėti, kiek mums čia norėsis ir kiek truks. Bet esmė yra, kad norint kalbėti apie moralinę atsakomybę, tai pirmiausiai mes turim kalbėti apie taip vadinamus žmogiškuosius veiksmus. O žmogiškieji veiksmai, kas yra, reiktų klausti, jūs nežinotume, todėl kad yra teologai skiria tokį veiksmą, kuris yra žmogaus veiksmas ir kitas yra žmogiškasis veiksmas. Tai žmogiškasis veiksmas yra tas, kuris moraliniu požiūriu svarbus, todėl kad tai yra veiksmas, kurį žmogus atlieka, turėdamas pilną supratimą, ką jisai daro ir turėdamas pilną laisvę. Tai va, reiškia, mes čia ir kalbėsim apie tokius veiksmus, kurie yra tavo laisvas pasirinkimas. Nes jeigu laisvė yra ribota, pavyzdžiui, kas nors grasina mirtimi, ten dar kažką, tai laisvės apribojimas jau gali būti toks, kuris įtakoja, kad tas žmogus kažką daro, bet jis jau daro kaip automatas, kaip sakoma, kaip robotas, bet ir už tai jis moraliai gali būti neatsakingas. Tai mes čia kalbėsime apie tuos veiksmus, kurie yra būtent žmogiškieji, kada žmogus turi protą, turi laisvę ir už tai, ką jisai daro, atitinkamai jis yra moraliai atsakingas. Dabar, kai mes kalbam apie moralinę atsakomybę, va štai būtent blogyje, mes daug dalykų darom kartu, va jūs visi kartu meldėtės, viskas tvarkoj, nieks nesako, kad čia jūs kažkur gal netai bendradarbiavote, bet yra dalykai, kurie yra susiję su blogiu, nes iš karto mes žinome prigimtinio įstatymo normą, kuris sako daryti gerą, vengti blogą. Taip? Tai reiškia, mes, jeigu esam laisvi ir suprantam, mes prie blogio neturim kišti net rankų. Mes turim nuo to blogio trauktis į šalį. Tai vat jeigu aš kalbėsiu apie tokius, mūsų tema buvo daugiau tokia susijusi su tokiais praktiškais, pavyzdžiui, medicinoje, farmacijoje, tarkim, dalykais, kurie yra įtraukę žmonės į reikalus, kurie yra moraliai blogi, o tie žmonės nenori tuose reikaluose dalyvauti. Kitaip sakant, jeigu būtų, ir iš karto aš noriu atriboti, tada yra labai paprasta kalbėti. Jeigu sakysim, aborto klausimas, čia iš mūsų iškilo klausimas, kiek toj grandiniai žmonių dalyvauja iki aborto pradžios, aborto to darimo metu ir po to, kur yra ta moralinė atsakomybė. Mūsų krašte yra bėda kokia, todėl kad kitose šalyse yra abortų klinikos atskirai. Tai nebūtų problemos. Jeigu žmogus nenori bendradarbiauti blogyje, tai tu į tą kliniką, kur daro abortus, tu ten neini dirbti apskritai. Nei daktarų, nei sesute, nei santechnikų, nei elektrikų, nei buhalterių. Tu ten neini, nes tame, dirbdamas toje institucijoje, tu esi moraliai atsakingas, kas toje institucijoje vyksta. Tokia analogija galbūt mums geriausiai būtų suprantama kaip koncentracijos stovyklose, kai holokaustą vykdė, ar ne? Tai žiūrėkit, tenais už karo nusikaltimus teisiamas konclagerio buhalteris. Taigi jis nežudė, jis nieko atrodo nedarė, jis tik tai buhalteriavo tenai. Bet niekam nekyla abejonių, kad jis yra karo nusikaltelis. Tai vat, aš iš karto noriu atriboti tuos atvejus, kurie bendradarbiavimas jau tada net nediskutuojamas, jeigu tas žmogus dirba, reiškia, toje institucijoje, kuri užsiima tik abortų darimu. Kodėl mums yra klausimas tas aktualus? Todėl, kad abortai daromi yra gydymo įstaigose, kuriuose moterys gimdo, kur operuoja visokias ligas ir visa kita, ir staiga dabar įsivelia va šitas, kaip ta karšta bulvė, jie kažkas mėto, kiti nemėto, bet kaip dabar va tame, kur tu gali ir kur tos ribos yra, kiek tu gali prie to prisidėti. Farmacijoje irgi tas pats, pavyzdžiui, jeigu mes dabar turim problemų ir bus jų, nes jau dabar yra, sakykime, ta abortinė piliulė arba tas abortas į namus, tai
vaistinėje dirbantis žmogus turi išduoti tą preparatą, kuris niekam kitam netinka, kaip tik abortui sukelti. Jau yra problema. Jeigu, pavyzdžiui, būtų savininkas, vaistininkas ir jisai pardavinėtų šituos dalykus, reiškia, jis to turėtų nedaryti. Bet yra samdomas žmogus, kuris ateina, jis dirba nuoširdžiai, turi pašaukimą būti vaistininku, bet reikia dabar va tą daryti. Ateis laikas, bus kokia nors tenais nusižudimui, kokia nors bus mirties piliulė, kokia nors tu turėsi ją pagal receptą išduoti, bet tu žinai, kad tu tą išduodi ir tas niekam kitam netinka, kaip tik tai mirčiai sukelti. Tai va tokie atvejai, bet čia mes kalbam, kada tiesiog mes esame įveliami arba įtraukiami į tuos su kitais veiksmus, kurie yra moraliai blogi. Čia gal tik tai spaudyti man reikėtų, tai čia. O jūs galit kas nors ten duoti kokį man čia? Gal aš tada čia būsiu ir tada nereiks nieko. Va, žiūrėkit, viskas tvarkoja. Čia paėmiau porą vietų tokių iš jums gerai žinomos knygos, iš Katalikų bažnyčios katekizmo, todėl kad yra atsakingi visi tie, kurie dalyvauja ir prisideda prie moralinio blogio. Na, moralinę kalbą šnekant, prisideda prie nuodėmės. Tai ir ten išvardinta. Tiesiogiai ir noriai dalyvauja tą blogį darant, įsakydami arba patardami nusidėti, girdami nuodėmės jas pateisindami, neiškeldami jų aikštė, nesutrukdydami nusidėti, kada tai būtų mūsų pareiga, nes kartais būna taip sako, aš čia nei policininkas, nei kas, jeigu tu matai kažką blogį darant, tai jeigu pareiga, tai čia jau klausimo nekyla, o paskui jau būtų kitokia situacija, jeigu tai būtų tau pavojus tavo gyvybė ir panašiai. Tai reiškia, yra aiškiai pasakyta, kad mes turime atsakomybę, jeigu mes prisidedame prie kažkokių moraliai blogų darbų, kuriuos daro kitas asmo. Žinoma, ir čia jau popiežius Jonas Paulius II, jis kalbėjo apie tą vadinamą nuodėmę struktūrą, nes visuomenėje yra ta vadinama, mes negalim sakyti, kad nuodėmė yra kolektyvinė. Mes žinom, kad tai yra asmeninis dalykas. Kiekvienas žmogus, jisai nusikalsta, bet visi žmonės, kurie toje grandinėje yra, jie tiesiog sukuria tas tokias vadinamas nuodėmingas struktūras. Ir atitinkamai žmonės yra įtraukiami į šituos moraliai blogus veiksmus. Pažadėjau tą schemą papaišyti, kad jums pasirodytų, kaip čia bus daug visokių sudėtingų dalykų. Tai žiūrėkite, dabar, kai mes kalbam apie žmogų, kuris atlieka nuodėmę, tai tas bus tas pagrindinis veikėjas. Kitaip sakant, gal kaip analogiją, paimkim aborto darytojas, bus, sakysim, ginekologas, kuris daro abortą. Ir dabar yra žmogus, kuris vienaip arba kitaip prie šitos operacijos prisideda. Tai mes kalbam dabar apie bendradarbiavimą ir to bendradarbiaujančiojo moralinę atsakomybę. Tai dabar tas bendradarbiavimas, jisai, aš tik tai schemutę padarysiu dabar. Bendradarbiavimas, jisai bus skiriamas į formalų, čia bus, sakau, trupučiuką jums painiavos, ir materialų, ir materialus. Viską paaiškinsiu. Tai toliau, formalus tai yra toks, kada, kai pamatysime, žmogus pritarė tam ir lygiai taip pat galvoja, kaip tas, kuris daro tą procedūrą. Toliau bus materialus, bet dar, kaip mes dar daugiau juos skirstysime. Materialus yra betarpiškas ir yra tarpinis. Savo ruoštų tarpinis dar yra artimas ir tolimas. Va, matote, kaip čia visa grandinė yra. Ir dabar kur, kokioje vietoje, kaip kas yra prisideda prie to veiksmo atlikimo ir kurioje vietoje, va dabar kur čia yra riba. Kur jau aš turiu atsitraukti. Bet kai tą pavyzdį sakiau su aborto klinika, tai iš viso net negalvok. Eik į šoną nuo tos klinikos ir viskas. Bet tu dirbi ligoninėje, kur teikia pagalbą ir dabar kur tu gali dalyvauti ir kur tu negali dalyvauti. Taigi
galima įvardinti tai kaip bendradarbiavimo blogyje principą. Iš tiesų, tam, kad pamatyti ir nustatyti tas ribas, kuriomis tas bendradarbiavimas galėtų būti arba negali būti toleruojamas. Žinoma, jis niekada negali būti skatinamas. Tu gali jį tik toleruoti, bet kartais ir to tu daryti negali. Iš tikrųjų, yra gyvenime tokių situacijų, kur kartais norint pasiekti tam tikrą gėrį, nėra taip paprasta, kartais reikia atlikti veiksmą, iš kurio tenai būna ta gera pasiekmė, kurią tu gali, bet visada seka arba yra ta antra pasiekmė, kuri yra bloga, bet tu jos išvengti negali. Ir gyvenime kartais būna tokių situacijų, kad žmogus apskritai bijo kažką daryti, nes jisai toks skrupulingas, jis bijo blogį padaryti, tai jis nieko nedaro. Tai irgi būtų, čia galbūt mes vyresnės kartos žinome tokį Čechovo apsakymą žmogus futliarė, ten tiesiog tu bijai. Yra tokių žmonių, skrupulingų, kurie bijo bet ką daryti, o jeigu aš čia blogai padarysiu, o jeigu aš čia kažką blogai padarysiu. Tai va čia yra taip vadinamas dvigubos pasiekmės principas, bet aš apie jį nekalbėsiu, nes jisai kalbėtų tada, kad čia visiškai nėra jokios moralinės atsakomybės arba ta prasme, blogio prasme nieko blogo nėra. Bet štai mes dabar kalbame apie tuos veiksmus, kurie yra, kaip matote, lotyniškas intrinsece malium, tai yra patys iš esmės savyje blogi veiksmai. Jie visuomet yra tokie blogi, kad niekas jokiom aplinkybėm esant, gerais tikslais siekiant, jo niekaip negalima pateisinti. Taigi, pirmiausia, jeigu sakom, kad galima pateisinti kai kuriuos bendradarbiavimo tuos veiksmus, bet jokių būdų tai negalima sakyti, kad tai būtų mūsų ir pareiga. Nu, dabar čia nieko, ir tu turi bendradarbiauti. Nes pateisinimas ir pareiga yra tokie du skirtingi dalykai. Dabar įdomus ir svarbus dalykas yra tas, kad jeigu žmogus kažką daro ir tu bendradarbiauji to žmogaus veiksme. Nu, paprastai būna kaip, jeigu kas nors daro kokį blogą veiksmą, jisai bent jau bando sakyti, nu čia viskas gerai, pavyzdžiui, bet abortas tai šiuo atveju čia gėris yra, čia reikia moteriai padėti, čia reikia tą, jis mano, kad čia viskas yra gerai. Nu, sako, ateik padėti. Tai nepaisant to, kad jis nemato, kad yra blogai, tu dalyvaudamas, tu turi žiūrėti jau objektyviai, o ne taip, kaip jis galvoja. Subjektyviai jis sako, kad ne, bet žudimas to negimusio vaiko yra objektyviai blogis ir tu negali pasiteisinti, kad ten, jisai sakė, kad čia viskas yra gerai. Nu, jeigu ten, sakysim, vagiant kokį nors dalyką, jisai gali pasakyti, kad ten ne vagystė, bet mes čia svietą lyginsim, arba dar kažką padarysim. Tai čia pirma yra, kad tu objektyviai, kadangi tu imiesi atsakomybės ir tu žinai, kad čia objektyviai yra moralinis blogis, nepaisant kaip tas veikėjas galvotų, tu prisijimi atsakomybę. Taigi dabar tos objektyvios moralinės tvarkos paisimas yra labai reikšmingas dėl to, kad yra katalikų bažnyčios mokyme labai aiškiai pasakyta, kad veiksmai, kurie dėl paties savo objekto yra visada blogi, jų niekada negalima pateisinti. Tai vadinami moraliniai absoliutai. Nes daugeliu žmonių tai nepatinka, nes tai yra taisyklė, kurios tu niekokiom aplinkybėm laužyti negali. Yra tokia situacinė etika ir vadinasi situacinė, kad sako, nėra tokių griežtų taisyklių. Nu, kaip susiklostė, gal toj situacijoje gerai, šitoj gal negerai, o čia yra čia ir visur ir niekada to veiksmo padaryti geru tu negali. Visada jisai bus blogas. Dabar, kad būtų bendradarbiavimas, nes tu gauni tą atsakomybę, prisimi to veiksmo atveju, tu turi žinoti, kad konkrečiai vis dėlto prisidedi prie moraliai blogo veiksmo. Nes gali būti tokių, kai pamatysite ten visas šitas bendradarbiavimo schemas, tai gali tas žmogus net nesuprasti, prie kokio jisai čia darbo prisideda. Tai norint, kad jis būtų atsakingas, jisai turi žinoti, kad jis prisideda prie kito žmogaus daromo moraliai blogo veiksmo. Dabar čia abėcėlė yra, kas pradeda studijuoti moralės teologiją, tai yra 3 dalykai, kurie kiekvieną mūsų veiksmą jį vertinant, ar jis moraliai geras ar blogas, ir apibrėžia.
Vat matote, veiksmo objektas. Tai yra konkretus gėris arba blogis, paprastai šnekant, vat ką čia ir dabar žmogus būdamas protingas ir laisvas daro, tai yra esminis moraliniam vertinimui. Toliau yra intencija arba tikslas, žinot, kodėl tu darai, kokiu tikslu tu tą darai, mes daugiau pažįstam tą žodį intencija. Na ir yra tam tikros aplinkybės. Tai yra 3 dalykai, kurie, norint kalbėti apie gerą veiksmą, visi jie turi būti geri. Kai kalbė apie blogą veiksmą, atitinkami gali būti per visus ir vienu ir kitu atveju mes matom, kad tai yra blogas pasirinkimas. Bet jeigu intencija ir gera, mes puikiai žinom, kad kelias į pragarą grįstas yra gerais norais. Visi sako, kokį gerą tikslą norėjom kaip geriau, žinot, ir visi kiti dalykai. Tai ir aplinkybės galime ten padaryti tokias, kad ten taip pasakyti, kad čia taip svarbu, kad tau ir ašara nubirės. Kitaip sakant, jau taip sugraudins, bet tu turi būti, kaip sakoma, kietas. Tu turi žiūrėti, kas čia bus daroma. Tai jeigu veiksmo objektas yra toks, dėl kurio veiksmas, nepaisant intencijų ir aplinkybių, yra blogas, nužudyti nekaltą žmogų. Jokių negali būti aplinkybių. Niekada to veiksmo atlikti negali. Tai dabar reiškia, mes turime situaciją, kada tas veiksmo objektas, jis visuomet bus blogas, jeigu jisai yra nukreiptas prieš kokį nors asmens gėrį. Nes kuo gėris, kuriam tu kenki, yra svarbesnis, tuo tavo moralinė prasme nusikaltimas yra didesnis. Koks mūsų didžiausias asmens gėris yra ir fundamentinis? Gyvybė. Jeigu nebūtų gyvybės, tai mums visi kiti gėriai būtų nebeįdomus. Gyvybė yra fundamentinis gėris. Tai yra asmens gėris. Tai jeigu mes atimam gyvybę, tai yra veiksmas, kuris yra nukreiptas prieš patį svarbiausią žmogaus arba asmens gėrį. Toliau, sakykime, žmogaus orumas. Vėlgi, asmens orumas. Kas nukreipta prieš tai, visuomet bus blogai. Na ir mediciniam kontekste, sakykime, vaisingumas. Vaisingumas yra asmens gėris. Mes turim daug gėrių ir kompiuterį turim, dar kažką, aišku, pavogė kompiuterį, man irgi padaro blogį, bet ne taip, kad atima man gyvybę. Tai čia mes turime tam tikrą tokią hierarchiją arba skalę, kas mums yra labai svarbu, kas yra netaip svarbu ir kartais gali būti net nereikšminga. Bet čia kalbam dabar apie veiksmus, kurie yra nukreipti prieš asmens gėrį. Tai visa tai, kas yra su asmeniu susiję, jeigu aš atimu gyvybę, jeigu aš atimu žmogui vaisingumą, tai yra nusikaltimai, jie beje ir teisės pripažįstami kaip nusikaltimai, bet moralinė prasme jie visuomet ir jokių pateisinimų būti negali. Pavyzdžiui, eutanazija ir panašiai. Dabar, kai kalbama apie bendrą gėrį, tai yra kartais galvojama, kad ta bendroji gerovė, tai yra, jeigu čia atskiri žmonės gerai gyvens, viskas su jais bus gerai, ta bendras gėris yra viskas tvarkoj. Bet iš tikrųjų mes turime pamatyti, kad tai yra kokybinė ir etinė savoka. Čia yra ta visuotinė gerovė nėra suskaičiuojama, kad mes čia sudėsim į krūvelę ir mes turim bendrą gerovę tokią. Bet čia yra susiję su būtent tomis etinėmis savokomis, kurios būtent kalba apie asmenybės klaidą, kultūros kūrimą ir panašius dalykus. Čia truputį skubu, bet kai paskui įsivelsime tuos dalykus, netaip skubėsiu. Tai vėlgi, viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir visų kitų teisių šaltinis yra teisė į gyvybę. Tai jeigu įstatymai leidžia atimti gyvybę, tai nereiškia, kad jeigu įstatymas leidžia, tai tampa ir moralu. Kai kas sako, bet sako, taigi įstatymai nedraudžia. Jeigu įstatymas draus, aš to nedarysiu. Jeigu įstatymas leidžia, tai reiškia, aš tą galiu daryti. Arba aš tą privalau daryti. Tai ką įstatymas leidžia, nebūtinai bus moralu. Ir užtat Jonas Paulius II labai aiškiai sakė, kad jeigu įstatymas leidžia moralinį blogį, tai to įstatymo ne tik, kad negali laikytis, bet tu jam turi priešintis.
Tai dabar ateinam prie to pagrindinio mūsų klausimo, čia buvo dar įžanga tik tai. Aš laikė dabar nesusigaudysiu, jūs man sakykit, kada reikės jau stabdyti dar kažką. Dabar, kur tu gali tame blogyje bendradarbiauti ir neišlikti moraliai kaltu, kitaip sakant, nepasidaryti nuodėmingų, nuodėmės nepadaryti. Na, iš tiesų mes kalbam apie tokį gyvenimą kaip dabar, tai mes esam, kaip sakoma, tinkle tokių veiksmų, kuriuose vienaip arba kitaip, kai pamatysi tuos visus galimybės, tu vis tiek kažkur ten gali būti įterptas. Taigi žmogus turi turėti galimybę rinktis ir, sakiau, jau prigimtinio įstatymo normą priminiau, daryti gėrį ir vengti blogio. Dabar, kuomet žmogus bendradarbiauja, tai jisai renkasi tai, ką daro kažkas kitas, arba renkasi todėl, kad renkasi kiti, bet visuomet rinkdamasis, kad tu bendradarbiausi, tu tą kažkokį tai gėrį neretai pripažįsti kaip savo gėriu ir kartu to gėrio sieki, nors tas gėris gali būti blogis. Tai reiškia, kad tu pats supranti, esi laisvas dalyvauti arba nedalyvauti ir už tai tu esi atsakingas, nors tu nesi tas pagrindinis to blogio darytojas. Tai va, ypatingai jeigu kalbame apie medicininį kontekstą, gydytojas jis negali nusimesti tos moralinės atsakomybės ir visuose tuose veiksmuose dalyvauja ir nemažai kitų asmenų, kurie ligoniniai dirba arba operaciniai, sakykime, arba dar kažkur, kur yra tos operacijos atliekamos. Tai va dabar ir ieškokim tų kriterijų, kur yra tos ribos. Sakiau, tas pagrindinis veikėjas ir tas, kuris yra bendradarbiaujantis. Dabar pirmas tas viršuje, matot, yra formalus bendradarbiavimas. Tai formalus yra bendradarbiavimas toks, kada žmogus pritarė tam, ką daro tas žmogus, kuris aiškiai daro blogį. Imkime abortą kaip pavyzdį, ar ne? Tai tas, kuris bendradarbiauja ir pritarė tam ir dalyvauja tam veiksme, tai labai nesunku pamatyti, kad tas žmogus vidujei pritardamas tam veiksmui yra toks pat blogas, kaip ir tas, kuris tą blogą veiksmą daro. Taip. Pavyzdžiui, eina asistuoti arba narkozę duoti. Sutarė, kad čia reikia, kad čia viskas tvarkoja, čia jie tą blogą veiksmą valingai jam pritarė, kad abortai čia yra gerai, kartais reikalingi ir panašiai taip toliau. Tai jeigu toks yra formalus bendradarbiavimas, kada tu pritari tam blogiui, kurio darėme, tu bendradarbiauji, savaime suprantama, nesunku pasakyti, kad tu esi toks pat blogas, kaip ir tas žmogus, kuris tą blogį daro. Jis niekada moraliai negali būti pateisinamas. Formalus bendradarbiavimas. Dabar materialus bendradarbiavimas būna tuomet, kada žmogus dalyvauja kažkokiu būdu tam veiksme, bet jis abortui nepritarė. Jisai yra tas, kuris supranta, jog tai yra blogis ir jisai nepritarė būtent to veiksmą atliekančiojo intencijai. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie materialų bendradarbiavimą, viduje žmogus tu nepritari tam blogiui, tai dabar žiūrėkim, kur ir kokie yra variantai. Tu dalyvauji tame vadiname betarpiškame materialiame bendradarbiavime. Tai reiškia tuomet, kada žmogus pats dalyvauja tame moraliai blogame veiksme, prisimenam, bet jis viduje nepritarė tam, bet jisai dalyvauja to moraliai blogam veiksme ir tas atliekamas veiksmas vyksta tuo pačiu metu, kaip ir to, kurio veiksme jisai bendradarbiauja. Tas betarpiškas bendradarbiavimas. Pažiūrėkime ir paanalizuokime, kaip dabar vertinti tokį materialų betarpišką, nors atrodo jis tam nepritarė, bet žiūrėkime, bus krūva reikalų. Kaip?
veiksmo objektas, ką čia ir dabar jie daro abortą, jie žudo negimusi vaiką. Sutampa objektai. Tai tas betarpiškas bendradarbiavimas, vėlgi jis yra identiškas tam formaliam bendradarbiavimui ir todėl jisai negali būti moraliai pateisinamas. Na pavyzdžiui, sako, aš nepritariu abortui, bet tu turi eiti, kadangi aš vienas nepadarysiu, tu privalai, nes tu dirbi čia klinikoje, man asistuosi. Anesteziologas sako, aš neduosiu narkozės, todėl kad tai yra abortas, čia negydymo procedūra, bet tu privalai tą daryti, todėl kad tu šiandien budi ir čia be narkozės aš to aborto nepadarysiu. Tai tas žmogus eina, jisai daro tą nenorėdamas, bet jisai, reiškia, pagal pareigas neva turi tą daryti, tai reiškia, kad jo bendradarbiavimas, nors jis tam ir nepritarė, jis yra neleistinas moralinė prasme. Bet čia yra kokia sąlyga, kaip matote. Tas betarpiškas bendradarbiavimas sako, kad be šito bendradarbiavimo abortas kaip toks negalėtų būti padarytas. Aš dirbau vienam rajone ir tada buvo anesteziologija ir vėliau tik aš sužinojau, bet jinai buvo vienuolė. Ir nieks nežinojo, kad jinai yra vienuolė, nes tokie laikai buvo, žinote, tarybiniai. Bet jinai neduodavo tos narkozės. Ir ginekologai, aišku, ant jos pykdavo, kokia tu čia dabar, ką tu čia šventą vaidini dabar, čia moteris dabar nori, kad jinai skausmuose kentėtų, taigi primigdyk, mes čia padarysim, tau čia sunku. Ne. Todėl, kad jinai supranta, jog toks bendradarbiavimas būtų moraliai nepateisinamas. Tai va čia ir atsiranda ta sąžinės išlyga, kad tie žmonės, jie tam nepritardami, jie neturėtų būti nei verčiami, nei kritikuojami, nei jiems turi spaudimas būti daromas. Ne ir viskas. Toliau, betarpiškas materialus bendradarbiavimas, jisai bus moraliai neteisėtas arba moraliai blogas. Ar tai būtų abortai, eutanazija, savižudybė su gydytojo pagalba, arba būtų atliekama sterilizacija. Ar vyrui, ar moteriai, nesvarbu. Tai dabar žiūrėkim, materialus betarpiškas. Tai reiškia, jis prilygsta tam, kuris yra formalus ir dėl kurio, sakėm, jau yra viskas aišku, kad tai moraliai negali būti pateisinamas. Nu, bet dabar žiūrėkime, yra tas tarpinis. Tai yra tuomet, kada bendradarbiaujantis asmuo dalyvauja aplinkybėse, kurios nėra esminės tam veiksmui atlikti, būtent abortui kaip tokiam. Ta veiksmą galėtų atlikti ir be šito bendradarbiavimo. Kalbu apie tarpinį. Bet dabar vėlgi turime išskirti dvi formas. Artimas, matote, materialus, tarpinis, artimas. Čia toks terminas būtų. Tai dabar jisai gali būti artimas arba tolimas. Bet kai kalbi apie artimą arba tolimą, nekalbi apie atstumą. Bet tu kalbi apie priežastinį ryšį, kiek tas bendradarbiavimas yra susijęs su ta aborto procedūra. Kitaip sakant, kiek tu dalyvauji artimai su šita moraliai bloga operacija, procedūra, kaip ją įvardinsi. Taigi, skirtumas tarp artimo ir tolimo reiškia atitinkamai tarpinį materialųjį bendradarbiavimą, kuris turi tiesioginį priežastinį poveikį pagrindinio veikėjo veiksmui, tuomet, kada jis yra artimas, arba kuris turi netiesioginį priežastinį poveikį ir tada bus tolimas. Dabar pavyzdžiais ir bus aiškiau. Dabar paimkime artimo bendradarbiavimo atvejį, kaip tas žmogus prisideda prie moraliai blogo veiksmo. Nors jis to veiksmo ir nenulemia, bet jis artimai su tuo veiksmu yra priverstas arba pagal pareigas ar dar kažkaip jis bendradarbiauja. Nu, pavyzdžiui, sesutė, seselė, dabar matot, slaugytojos yra ruošiama moteris, jin turi paruošti moterį aborto procedūrai. Daug dalykų. Jinai užstato infuziją, jinai paruošia, nors jinai nesuleidžia tų vaistų, jinai neduoda tos anestezijos narkozės, bet jinai viską padaro, ką padarys tie, kurie jau ten operaciniai ir kurie padarys visą tą juodą darbą. Tai reiškia, jinai padaro tai, kas bus reikalinga to aborto padarimui.
Taigi, tas blogis, kurį atliks kažkas kitas, tiesiogiai tuo metu tas žmogus nedalyvauja. Po operacijos vėlgi prižiūri. Tai va šitie žmonės, jie yra artimai susiję su tuo, kas yra abortas. Tu jau ruoši tą moterį, tu vedi į operacinę, tu užstatai infuziją, kaip minėjau, ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, farmacininkas, vaistinėje dirba žmogus ir parduoda tą preparatą, kaip minėjau, kuris yra tinkamas tik abortui sukelti. Tai reiškia, jeigu tu pardavai tą kokį mifepristoną, tai reiškia, tu prisidedi prie veiksmo, kuris yra artimas abortui, nes tas priemonė tam ir yra skirta. Tai reiškia, toks veiksmas vėlgi, jeigu jis yra artimai susijęs su ta blogu veiksmu, ta operacija, reiškia, jis yra artimas ir jis tampa formaliu bendradarbiavimu ir irgi nėra pateisinamas. Tai kaip matote, nutrupėjo vienintelis dar yra dalykas, už kurio dar gali kažkas kabintis ir būti ramus, kad jisai šitą darbą darydamas prie to moralinio blogio prisidėdamas, bet tas jo prisidėjimas yra materialus, tarpinis ir tolimas. Pažiūrėkim, kokie čia būtų atvejai. Be šito jo bendradarbiavimo jis neįtakoja to blogio padarimo. Nepaisant to, ką jisai daro, tas abortas bus vis tiek padarytas. Nu, tarkim, pavyzdžiui, yra kokia nors skyrius, kaip ligoninėje, tenai ruošia tokius būgnus ir ten tvarsleva. Dirba ten visokius tenai daro iš marlės ten visokius pasausinti, tenai tamponus, visą kitą. Ir tie visi yra sterilizuojami, tie barabanai vadinami, ir jie keliauja į visokius procedūrinius kabinetus, į operacinės, chirurginės, visose operacinėse jo reikia. Tai va tas žmogus, kuris daro šitą, bet jisai tame, kas bus panaudota vienas iš tų būgnų, kurį jis padarė, nukeliaus į operacinę, kur daromas abortas, tai va jo bendradarbiavimas bus tolimas. Bet vėl prisiminkit, jeigu jis dirbtų abortų klinikoje ir tuos tamponus darydamas, jau jisai moraliai būtų visiškai nepateisinamas. Arba, pavyzdžiui, vaistininkas parduoda kokius nors raminančius arba nuskausminančius vaistus, o tas žmogus tuos vaistus panaudoja nusižudimui. Nu, jisai pardavė tuos vaistus, jis bendradarbiavo tame veiksme, nes atrodytų čia jis yra kaltas, kad jis pardavė. Ne. Jo bendradarbiavimas yra materialus, tarpinis ir tolimas ir todėl jis yra moraliai pateisinamas. Nes žmogus parduoda vaistus nuo skausmo arba raminamuosius, neturėdamas net minties tokios, nors tu gali prielaidą turėti, kad tas žmogus gali panaudoti blogam, bet jau tavo moralinės atsakomybės tame nėra. Tai reiškia, kaip matome, vienintelis variantas, kuris yra galimas, tai yra materialus, tarpinis, tolimas bendradarbiavimas. Materialus tarpinis tas bendradarbiavimas, jisai panašiai, gaila aš neturėsiu laiko plačiai pakalbėti, bet gal paskui per diskusiją pakalbėsiu labiau, su dvigubos pasiekmės principo sąlygom tokiom susijusiom, kur veiksmas iš viso moraliai yra su juo tvarkoj, jeigu tu bendradarbiauji ir veiksmą gali pateisinti pagal dvigubos pasiekmės principą. Nes kai dviguba pasiekmė, tai čia galima sakyti yra du poveikiai. Blogas poveikis, tai yra, tu kažkokią tai pagalbą pridedi prie to blogo veiksmo, bet geras poveikis yra tas, kad tu išsaugai gėrį, kurio kitaip negali išsaugoti, arba tu išvengi dar didesnio blogio. Čia yra tokios sąlygos, bet tiesiog paprastai galėtumėt pamatyti, kad to bendradarbiaujančio veiksmas, jisai turi būti arba moraliai geras, arba moraliai indiferentiškas. Jeigu tu ir gero siekdamas darysi tai, kas yra moraliai blogas, tu vis tiek tavo bendradarbiavimas bus blogas. Tu nesieki vėl intencijos, tu neturi blogą tą padarinį turėti. Toliau, blogas padarinys negali būti priežastimi arba priemonė tai gerai pasiekmei arba tam gėriui, kurio tu sieki ir nori, kad jis būtų išlaikytas gauti. Toliau yra tas proporcingumas, kiek yra gėrio ir kiek yra blogio. Bet čia
gali jūs klaidinti, bet tik tai vėliau aš galėsiu labiau tą išdėlioti. Dabar apibendrinkim. Materialus bendradarbiavimas, kaip matėme iš tos schemos, ypatingai tas paskutinis, gali būti moraliai pateisinamas. Bet kadangi mes kalbam apie bendradarbiavimą blogyje, sakiau, jeigu tu užuodėjai, kad blogis, eik per kilometrą nuo ten, net ne į tą pusę nežiūrėk. Bet jeigu tai yra tos sąlygos, kurios leidžia pateisinti, turi būti vis tik labai svarbios priežastys. Todėl, kad mes neturim to bendradarbiavimo blogyje apskritai priimti kaip gėrio ir mes to, jeigu galime to išvengti, privalome to išvengti. Bet kaip minėjau, jeigu tu dirbi kokioj klinikoje, kur yra tik kai kada tie blogi veiksmai atliekami, tu tikrai nenori mesti darbo tik dėl to, kad čia kažkas ką nors blogo daro. Tai pavyzdžiui, tu, jeigu, čia su tos profsąjungos čia bus turbūt daug atvejų tokių, kada jeigu, sako, aš nedalyvausiu, sesutės dažniausiai, nes, eik ir padėsi man čia abortą padaryti. Sako, ne. Tai ką, tą sesutę atleidžia iš darbo, nes neparankus žmogus, kuris nebendradarbiauja. Tai va čia gali tokį žmogų tekti ginti, kad jisai prarado darbą dėl to, ne kad jis nenori dirbti savo darbo kaip slaugytojos arba sesutės, bet nenori dalyvauti tų žudime. Bet jeigu jinai turėdama norą užsidirbti ir išlaikyti šeimą, nes viena augina vaikus ir dirbtų kokioje aborto klinikoje, tai jokiais būdais ne. Ir čia, jeigu jinai verčiama būtų daryti, kas jai prieštarauja, jin turi suprasti, kad tada jinai daro nusikaltimą moralinę prasme ir jinai tada turi keisti darbą. Bet kad nereiktų keisti darbo, ją reikia apginti, kad jinai turėtų tą sąžinės laisvę ir nuo to dalyko atsisakyti. Taigi dažnai mes negalim išvengti tam tikro dalyvavimo kitų moraliai bloguose veiksmuose, kad neįvyktų dar didesnis blogis. Tai dabar pasižiūrėkime, koks čia galėtų atvejis būti. Čia prie moralinio blogio, kuris yra kaip abortas, prisideda ir tie, kurie įstatymus kūrė. Pavyzdžiui, gali būti toksai atvejis, kada jūs esate Seimo nariai ir čia yra jau įstatymo projektas, kuris pagerintų situaciją negu dabar egzistuojantis. Kaip pavyzdį sakau, abortai leidžiami visais atvejais. Bet dabar yra projektas, kuris leistų abortus tik tais ypatingais atvejais, pagal indikacijas būtų daroma. Tai dabar ir reikia balsuoti. Dabar žmogus, kuris yra prieš abortą iki kaulų smegenų. Tai šitoj vietoje jisai pareiškęs tą, kad tam nepritarė, kad tai yra didelis blogis, bet suprasdamas, balsuodamas už tą pataisą, jisai sumažins tą blogį. Tai jo balsavimas tokiu atveju negali būti traktuojamas, kad jis padarė čia moralinį blogį, jisai bendradarbiauja šitame blogyje ir jį tenai kaltinti, kad jisai nemoraliai pasielgė. Tai tokiu atveju gali būti reikalinga ir norint apriboti šitą didesnį blogį. Dar yra toks dalykas, mes teologijoje turim tokį terminą, teologinis vadinamas yra skandalas, skandalio arba papiktinimas. Jūs žinote, ką reiškia papiktinti kitą. Tai jeigu čia su šituo, kad ir tolimu, tuo bendradarbiavimu, tu tarsi gali būti ir viskas tvarkoj, bet jeigu tai būtų papiktinimas, kuris reiškia, tu esi katalikas, tu čia į bažnyčią eini ir visa kita, tai būtent jeigu iškyla tas papiktinimas, tai kartais reikėtų vien vengiant skandalo nedaryti to, kas tam skandalui gali arba tam papiktinimui sudaryti sąlygas. Tai nors moraliai tu ir nieko blogai nepadarai, bet dėl papiktinimo. Ir čia katekizme yra labai aiškiai pasakyta, kad papiktinimas kas yra, tai toks elgesys, kada tu kitą žmogų vedi į blogą.
Kas papiktina, tampa savo artimo gundytoju, stato pavojų dorybės teisumą, kad tai yra sunkus nusikaltimas, papiktinimas, jeigu veiksmu arba aplaidumu kitas žmogus sąmoningai ir valingai skatinamas nusikalsti. Arba jeigu kas nors savo turimom galiom sudaro blogiui palankes sąlygas. Jisai nusikalsta papiktinimu, yra atsakingas už tą blogį. Na, čia paėmiau iš Luko Evangelijos jums gerai žinomą tekstą. Vargas žmogui, per kurį tie papiktinimai ateina. Na ir vietoj išvadų tik tai noriu dar užakcentuoti, kad bendradarbiavimas blogiai ir tas principas, jis ne tai, kad mums, imkite ir bendradarbiaukite, nes yra galimybė, kad jūs čia galite išlaviruoti ir būti moraliai švarūs. Jis yra būtent ribojantis mūsų veiksmus principas. Mes turime nuo blogio šalintis kiek įmanydami. Ir jisai jokių būdų negali būti laikomas kaip moraliai privalomų veiksmų šaltiniu. Mes tada tarsi būtumėm įpareigoti bendradarbiauti kitiems žmonėms darant vienokius arba kitokius nusikaltimus. Tai reiškia, bendradarbiavimo blogėje principas, jisai labai išimtiniais atvejais galėtų tik padėti mums pateisinti tą tokį tolimą bendradarbiavimą, nepritariant blogiui ir į kurį tu esi tiesiog įtraukiamas, nes tu kažkokį tai darbą dirbi. Sakau, elektrikas, santechnikas arba dar kažkas. Ir jeigu tu ten kažką turi padaryti tas, kas reikalinga ir nėra susijęs su tuo blogiu, kuris daromas, natūraliai tu neturi bėgti iš tos darbo vietos. Tai va.